Apgavikai taksistai, policijos patikrinimai ir ekstremalios situacijos. Visus šitus dalykus patyriau vos per pusę metų gyvenimo Turkijoje. Ši istorija prasidėjo, kai nusprendžiau pagal Erasmus studijų programą studijuoti Stambulo technikos universitete. Ir net nebūčiau galėjęs pagalvoti, kaip ši kelionė pakeis mano gyvenimą. Gözüm göğe açık, bu şehir dar gelir, benim adım büyük. Atvažiavau į oro uostą ir pirmą kartą gyvenime turiu bilietą tik į vieną pusę, kas truputį gąsdina, bet ir to pačiu labai įdomu, nes visą laiką žinai, kada grįši maždaug, o dabar to tiksliai nežinau. Telikas. O. Vos išlipęs iš lėktuvo supratau, kad Stambulas bus visai kitoks nei tikėjausi. Tai buvo tiesiog milžiniškas miestas su Bosforo sąsiauriu ir niekada nesibaigiančia žmonių jūra. Todėl pirmasias dienas praleidau kaip visiškas turistas, lankiau žymiausias vietas ir bandžiau įsiminti aplink namus esančių gatvių labirintą. Vieta, kurios niekaip nesuprantu. Čia kaip ir tipo kažkas su vaikais susiję, bet tai kodėl koncertina uždėta, spigliuota? Ar tie vaikai pavojingi? Ar man reikėtų jų bijoti? Ir tokios būdelės rodo kaip kalėjimas realiai. Aleikum salam. Nepaisant to fakto, kad žinojau, kad Turkija yra musulmonų šalis, buvau ganėtinai stipriai šokiruotas, kai vietinė mečetė 5 valandą ryto mane pakvietė rytiniai maldai. Aš nuoširdžiai nesuprantu kodėl, bet Stambulo mieste kiekvieną dieną turi nutikti kažkokia nesąmonė. Kažkoks nuotykis, kuriam tu būsi visai nepasiruošęs. Ar tai bus jaunuolis, kuris tau bandys prastumti balandį? Ar tai bus netikėtas žemės drebėjimas? Ar tai bus klasikiniai metro stoties lifto spąstai? Ačiū, sere. Hareket etmiyor. Evet. Tamamdır, hemen bir bakıyorum. Teşekkürler. Duşta çalışmıyor, açılmıyor orta kapı. Tamamdır, hemen bakıyorum. Tamamdır, bekleriz. Çok sağlıkçıyız. Hiç sıkıntı yok. Gerçekten şu an çok iyi geldi bu bilgi. Gelmiş geçmiş olsun. Dermişim. Bir yerlere gittik ama. Bardaklarımız Bir daha seslen ya. Anne 5 tane. Nefes aldık en azından. Teşekkür ederiz. Buradan çıkabilir misiniz? Yardım edeyim size. Hareket etmez değil mi? Yok etmez abi. Ben kontrol bende. Ben çıkamam. Sen şu arabayı getir istersen bayanları çıkartırız. Şu arabayı getir istersen masaya. Nereye gitmek lazım? Alabilir misin? Tamam. Ya dur biraz daha yukarı alayım. Kaip tik skubėjau namo, bet nežinau, gal šį kartą lipsiu laiptais. Pirmą kartą tokia patirtis. Išaušo šaltas, bet labai gražus Stambulo rytas, sekmadienis, ir šiandien bus pirmas oficialus Stambulo bėgimas. Pazar mı cuma mı? Ha? Pazar mı cuma mı? Pazar mı? Pazar mı cuma? Pazar mı cuma?
Jie 3 kilometrus turim. Hadi millet geliyor, neredesin ya? Matas apsisukimo linija. Tokia pareigūnam. Laikas nesvarbu. Dar du. Jau norėčiau pabaigti. Cineliukas. Net nedaug liko. Prisijungia draugušis. Šitas draugelis toks reikalų ministras. Bėga ir dar reikalus daro su telefonu. Simti šitą. Hadi normal alalım, cipleri alalım. Pats užsidėjau. Štai taip bėgiojant praėjo atostogų savaitę Stambule. Ir atėjo laikas pradėti mokslų semestrą viename sunkiausių universitetų visoje Turkijoje. Šiaip dažniausiai, kai kažkur važiuoju, keliauju ypač į universitetą, pasiemu savo kuprinę, bet šį kartą pasiėmiau maišą, kuris žinoma suplyšo, nes planas buvo nusipirkti kuprinę universitete. Ką ir planuoju padaryti, tik truputį vėluoju paskaitą, tai reiktų gal jau paskubėti man. Ir ta vėlavimo problema nebūtų tokia didelė, jeigu būčiau Lietuvoj ir universiteto miestelis nebūtų kokių 3 km ilgumo. Panašu, kad čia kažkokia saugumo inovacijų diena. Chemijos ir metalurgijos inžinerijos fakultetas. Skamba sunkiai. Is this supposed to be a robotics class? Am I in the right building? Yeah, okay, thank you. Su paskaitom baigta. Dar būtų fainai apsikirpti, bet aš labai bijau eiti čia į kirpyklą, nes nežinau, kaip jam paaiškinti, ko aš noriu ir bijau, kad nukirps labai baisiai, bet gal būtų vertas išbandyti. Ir kas juokingiausia, kad šitame universiteto visame miestelį yra ir kirpykla, tai gal ten ir nueisiu. Užsirašiau kirpyklą, nu ir dabar prieš sportą reikia pavalgyti, tai tą progą parodysiu, kaip atrodo valgykla. Truputį primena tokių yra kalėjimo vaibų, bet apart to visai neblogai. Nuėjau į kirpyklą, jau po kirpyklos. Labai neblogai nukirpo, man atrodo, beveik taip pat kaip namuose. Ir paėmė tik 5 eurus, o Kaune moku 15, tai visai čia gerai prasisukau. Negaliu pasakyti, kad turkiškas universitetas kažkuo labai skyrėsi nuo lietuviško. Jie buvo ganėtinai panašus, gal didžiausias skirtumas, kad Turkijoje visi dėstytojai labai mėgsta kalbėti turkiškai ir aš juos turėdavau priversti kalbėti angliškai. Bet apie universitetą papasakosiu dar šiek tiek vėliau, nes kol geras oras, žinoma, norisi pakeliauti. Todėl jeigu gaudavom kokią nors progą pabėgti nuo mokslų, leisdavomės į kokią nors kelionę. Juodosios jūros pakrantė. Nuostabi vieta pailsėti, pasivaikščioti, susipažinti su vietinė policija ir pasimėgauti nuostabiais paplūdimiais, į kuriuos kartais išplaukia jūrinės minos. Nepaisant visų pavojų, mūsų 5 berniukų kompanija nusprendė mesti visus darbus, palikti Stambulo miesto džiunglės ir nukeliauti į Turkijos Juodosios jūros pakrantės perlą, miestelį Šilė. €100? That's like 50 euro. Otoban köprü. Autobahn, €5 extra. See, apps are 70. Every time, like this scam you every time. Yesterday as well. 2,100, so it's And now it's like €75. closer to the real 75 is price. fine. That's gonna confirm. 15, I would pay that. 75. Okay. Let's go. Okay. What's the setup here?
So do you think he will like scam us? Yeah, he will probably. Like he will that as well? I'm doing that. I can feel him raising the price now. Sorry. Nan. 100 euro. You said 100 euro. Or 600. Sorry. How much you have? 600. I paid for us too. I paid for Euro. Where should I get euros? 100. 3,000. No. 2,800. 2,800. 3,000. 800. Alright, let's leave. Sorry. 200. No, You even changed the price on the way here. You can be happy with it. Taksi vairuotojas bandė 2 kartus pakeisti kainą, bet nedavėm daugiau negu buvom sutarę. There's a BIM store like 15 minutes by walk. Ok. Pasirodo vanduo žymiai arčiau negu tikėjausi, kad bus. Išaušo šeštadienio rytas, vakar buvo ganėtinai ilga naktelė ir nutiko pats keisčiausias dalykas, koks yra čia nutikęs, tai per maždaug 2 valandų intervalą mus policija sustabdė 3 kartus. Lithuania. Germany. We study at Istanbul. We just here for. I'm Austria. Come here. Austria? No, not Australia. Not Australia. Austria. Under Germany. Australia. Hello, my name's Michael. Michael, mate. This one. Resident permit. We don't have it yet. The student's card. Vis keisčiau ir keisčiau. $7,700 lira for 2 nights. 2 nights. It's okay? Too much. Too much? I want to make a taxi with you for you. Too many. Oh, okay. There's only 3 space. Okay, the third time was the best one. Ir paprašė dokumentų, patikrino, pasikalbėjo ir paleido eiti, bet per 2 valandas 3 kartus. Čia mūsų dušas, tai dabar aš filmuoju savo galvos lygyje. Tai, kai įlipi į dušą, gali atsidaryti langą ir realiai plauti galvą lauke. Visi sakė, kad oras atvės, kad bus šalta jau ir maždaug 2 savaičių bėgyje, bet kaip oras nevėsa, taip nevėsa. Toliau 26 laipsniai, tokie vaizdai, visiška vasara. Truputį aukščiau nei tikėjausi. Užpildyti anketą, kad pasižadam nenumirti. Paliekam Kiriui 3 kuprinės, vienam nešti nuo kalno, o mes 4 einam. How are you doing? Yes. Ready? Pretty nice, actually. I would say probably not worth 25 euros, No, but yeah, 6 euros. Big guy.
Yes, yes. Such a nice little town. Look at this thing. I stepped on it. No, look there. Na, kelionė atgal nusprendėme nebemokėti 100 eurų už taksi, o išbandyti 3 valandų kelionę su viešuoju transportu. Pirmoji valanda praėjo, antroji valanda šokam į metro. Tai taip toli. Wow. Much the same as this one. Yeah. Looks very similar. I think that's why they changed it. Toliau lipam į metro autobusą, metrobus. Pardavinėja baronkas su vandeniu. Vidury greitkelio. Dar vienas metro. Labas rytas, šiandien esu viename iš gražiausių regionų Turkijoje. Kėliausi 5 ryto. Leidausi į 5 km žygį. Kad pamatyti vieną iš įspūdingiausių reginių Turkijoje. Lietus vis stiprėja. Girdisi kaip barbena į kapišoną. Vargšas irgi atėjo pažiūrėti balionų. Bet nežinau, kaip jam čia seksis. Šiandien rytas kol kas visiškai nieko nežadantis. Labai šalta, lyjo, kas nėra tinkamos sąlygos balionam. Todėl manau, kad šiandien to reginio pamatyti nepavyks. Tai reiškia, kad rytoj vėl reiks keltis 5 ryto ir eiti 5 km žygį. Na ką, mielieji, sveiki atvykę į dar vieną nuostabų Turkijos regioną. Dykynės, maži kaimeliai, senos amerikietiškos mašinos ir vaizdai primenantys Nevadą ar Naująją Meksiką. Į šią vietą atvažiavau turėdamas didelį norą pamatyti vieną įspūdingiausių reginių visoje Turkijoje. Tačiau, kaip matėte, pirmąjį ryto orų dievai buvo tikrai ne mano pusėje. Nepaisant to, rytą pradėjome susiradę naujų draugų. Čia tipo sarginiai, tie du šuniukai. Saugo teritoriją. Tai nelabai atrodo entuziastingai nusiteiko žaisti su juo. Į mūsų kelionės karavaną kažkaip netikėtai prisijungia vis daugiau gyvūnų. Toj kaip Bremeno muzikantai būsim. Ir draugė atlydėjo iki pat namų, galima sakyti. Retai darau viešbučių apžvalgas arba kambarių apžvalgas, kur gyvenu, bet šitą viešbutį reikia pamatyti. Čia ganėtinai būdinga Kapadokijai. Keliaujame akmeniu, išskaptuotų tunelių. Aukštis pats tas, kad nereikia pasilenkti. Na ir va čia vat yra viešbučio kambarys. Na ir geriausia vieta.
Kadangi regione dominuoja vulkaninė tufo uoliena, kuri yra pakankamai minkšta, tokių uolose išgremžtų viešbučių Kapadokijoje yra daug. Tačiau kas yra žymiai labiau įspūdinga, kad prieš 1000 metų žmonės po žemę iškasė ištisus miestus. Dar viena iš įspūdingiausių vietų Kapadokijoje tai yra požeminis miestas, kuriame yra daug požeminių tunelių. Jis leidžiasi gal 4 ar 6 aukštai po žeme. Sakė, bus vėsiau čia negu lauke. Leidžiamės toliau. Tai čia yra tas požeminis miestas, kuriame žmonės gyvendavo, kai ateidavo pavojus. Jeigu užpuldavo priešas, tai jie visi apleisdavo savo namus, kurie yra viršuje, ir leisdavosi iš tus požemius gyventi čia metus, mėnesius, nežinau kiek laiko jie čia gyvendavo, bet pakankamai ilgai, nes yra ir maisto gaminimo vietos. Čia yra 9 km ilgio tunelis, kuris sujungdavo kitus požeminius miestus, tai dabar aišku ten negalima eiti. Ekstremaliai mažas tuneliukas. Išlendau iš tunelio, bet labai kažkaip nugarą net nuo to susilenkus vaikščiojimo visą laiką sutraukė, tai nesutverta vidutinio ūgio žmonėm šitas visas tunelio sistema, bet labai įdomu, kaip veikia šitas visas dalykas, nes jį naudodavo tik tais krizių laikotarpiais, kada reikdavo pasislėpti. Čia yra senovinis magnetofonas. Jungi dainą. O, dabar gerai. Ir tik tais 12 500. Kol žmonės šitame regione darbavosi rausdami uolas, gamta rankų tikrai sudėjus nesėdėjo. Todėl jeigu esate Kapadokijoje, yra tiesiog privaloma pamatyti gamtos paliktus peizažus ir sukurtas nuostabias uolas. Tik išėjus iš namų yra pirmoji lankytina vieta, kas yra Pasabegai. Tai yra tie tokie stulpeliai su tokia puryte ant viršaus. Įėjimas. Niks biškį pasispaustų. Keliai daug kur tai tokie švirkeliukai, kaip geroj provincijoj. Čia kaip sunkvežimis pagal garsą. Garantuotai ten 6 litrų benzinas. Galiu dabar ir galvoju, ar keltis rytoj vėl 5 ryto, kad pabandyti pamatyti tuos balionus, bet yra vėl tikimybė, kad nueisiu 10 km ir jokių balionų nepamatysiu. Valios išbandymas. Ką dabar daryti? Atrodo, kad nutrūkęs nuo grandinės, bičias. Nežinau, ką daryti, baisiai strigau aš čia. Vienintelis išėjimas yra ir jis saugo tą išėjimą. Einu per kažkokį, nežinau, čia kalną. Nes vienintelis kitas kelias, tai yra į viršų. Kas per nesąmonė? Lights out. Tik išėjau iš viešbučio, galima sakyti, užbėgo į privačią erdvę viešbučio, tą jau. Ir sako, ne, vyruti, šiandien niekur neisi. Net nespėjau sureaguoti, taip apsidairiau, žiūriu tokią terasą mano, galima sakyti, krūtinės kaklo aukštyje. Net nepajaučiau, kaip užšokau ant jos su kuprinė, nesvarbu, niekas buvo. Ir man atrodo, kad mačiau mašiną važiuojančią su vežimu. Let's go. It's on. Dabar tik spėt reikia į startą, kuris maždaug už 40 minučių. Aš biškį sugaišau laiko su tuo šunimu, tai dėl to reiks paskubėti. Nu ką, liko kiek čia? 2 minutės? Nesąmonė, tikrai greičiau galima įveikti.
Čia vakar tai nedirba šitas punktas. Jau po truputį šviesėja rytų pusėje, tai dabar tokios biški lenktynės su laiku. Ar spėsiu aš nueiti iki savo vietos, ar nelabai, nes ten tokia biški slaptesnė vieta, netoks susigrūdimas būna. Bet juokinga, kad visi sužinojo, kad čia ant balionai kyla, tai visi čia suvažiavo. Čia jau kur tos raudonos švieselės, tai jau išsipakuoja balionus, jau matau krepšius pasidėję. Čia mašinytė. Vau, kiek čia žmonių. Vau. Žmonės šio staliuką pasirašė. Ar čia bus kažkokia fotosesija? Išsipakavo jau, nerėm į užrašą. Jau irgi kažkas bus. Atėjau daryti timelapse kamerą. Atėjau į vietą, jau po truputį švinta ir šiandien buvo šiaip vienintelė galimybė man pamatyti tuos balionus paskutinę, nes vakar atėjau irgi čia, gulėjau po, nesimato dabar, po šitų krūmų, nes lyjo ir žinoma tie balionai nekilo, buvo visiškai tuščia čia. Pirmas balionas, kolegos. Nu va, visiems, kurie manim netikėjo, tas šuo, kuris manęs šiandien neišleido iš mano viešbučio. Sinoptikai, kurie sakė, kad oi, čia vėjas bus ir balionai negalės kilti. Nėra jokio vėjo. Mano bilietas lėktuvo, kuris sakė, kad jau šiandien vakare turiu grįžti namo ir balionų jau nebepamatysiu. Tai va, visiems jum, pažiūrėkit, balionai. Na kągi, pagaliau atėjo ta labai ilgai laukta diena, kada aš su savo 2 kojom nubėgsiu iš vieno žemyno į kitą. Iš Azijos į Europą. Girdžiu, kaip klausite, bet Pijau, kaip tu padarysi šitą visą idėją? Mums reikia daugiau konteksto. Tai atsakant į jūsų klausimą, šie 2 žemynai susikerta šitoje vietoje ir juos skiria vienas mažiukas Bosforo sąsiauris, per kurį eina 3 labai dideli tiltai. Ir yra toksai renginys, kuris vadinasi Stambulo maratonas, jis save reklamuoja kaip vienintelis tarpkontinentinis maratonas pasaulyje ir jis suteikia tokią unikalią galimybę prabėgti vienu iš didžiausių Stambulo tiltų, iš Azijos pusės į Europą. Tai kaip ir planas visas aiškus, galime persirengti, užsidėti sportbačius ir keliauti į Stambulo maratoną. Azija, Europa. Važiavom tai kokią arti valandos ir buvo toks momentėlis, kur ne ten vairuotojas nuvažiavo ir juokinga, nes 5 autobusai važiavo tokiam konvojuje ir pirmas ne ten nuvažiavo ir ta visi 5 autobusai ne ten nuvažiavom, bet jau atvažiavom. Policijos ir apsauginių, kokią nežinau, 3 sluoksniai reikia praeiti, 3 sluoksnius apsaugos. Galima Turkijos vėliavą pasiimti bėgimui. Bėgimas dar net neprasidėjo, aš jau būsiu nuėjęs kokius 3 kilometrus, nes čia iki starto tai eiti ir eiti. Mano numeris yra 56 236. Štai ir tiltas, per kurį bėgsim, pradeda išlysti. Kad nieks nebėga, nesuprantu. Kol kas tiesiog einam per tiltą.
Žodžiu, reikia rodyti iniciatyvą ir pradėti bėgti. Gerai, tiltas įveiktas. 2 km tai reiškia tilto ilgis maždaug 2 km buvo. Sustojau ir aš biškį pafotkinti vaizdų, nes labai gražiai čia atrodė priekį. Ir šiaip bėgančių žmonių čia kokie 5 procentai. Tipo, tie šalia žmonės užkūrinėja visus. Kaip jie stengiasi. Na, šiaip labai buvo antiklimatiškas bėgimas, nes tokia atmosfera labiau ėjimo, ne bėgimo. Bet žinoma, jeigu norėjai normaliai bėgti, tai reikėjo mokėti 120 € ir eiti į normalų Stambulo maratoną. Čia buvo tokia pigesnė alternatyva, tiksliau nemokama alternatyva, kur gyventojai gali pasivaikščioti ir pasifotkyti ant savo didžiojo tilto. Ir taip pat užpildžiau savo vieno iš bucket listo punktų, tai yra nubėgti iš Azijos į Europą, kol esu čia. Šiandien kiek kitoks video, nes šiandien tiesiog sugalvojau, kad pasimsiu kamerą su savim visą dieną ir pafilmuosiu, ką veikiu. Mano pirma užduotis ryte yra nuvažiuoti į universitetą, tai kad tą padaryti reikia nueiti iki metro, nes miestas milžiniškas ir be metro niekur nenukeliautum. Keliaujant į universitetą galima pasigrožėti tokiais objektais kaip mečetė, kurios pavadinimo tiksliai nežinau, na ir žinoma Trumpo bokštas. Taip to Trumpo, apie kurį galvojate. Nežinau, ką jis tiksliai veikia Turkijoje, bet jis čia yra. Rytinė metro grūstalynė. Stambule gyvenu rajonėlėje pavadinimu Šišli Medžidijekoj, kuris yra, galima sakyti, europinės miesto dalies centre. Tai reiškia, kad yra daug labai viešojo transporto susisiekimo variantų, bet visą laiką gyveni žmonių grūstalynėje. Kad patekti į universitetą, tai irgi reikia kortelę atsižymėti, šiaip bet ko neįleidžia. Šiandien turiu 2 paskaitas iš viso. Viena paskaita yra nuo 8:30 šį būdavo, bet dėstytojas pats ją visą laiką vėluodavo, tai sakė, bus nuo 9:30. Tai rytinė paskaita 9:30, jinai yra žaidimų teorijos paskaita apie tai, kaip reikia optimizuoti savo žaidimą. Nesvarbu, ką žaidi, ar žaidi šachmatais, ar žaidi pokerį, blackjacką, kaip statyti, kiek statyti, kad didžiausi šansai būtų išeiti su pinigais. Pirmoji paskaita baigta ir buvo toks linksmas įvykis, kad vidury paskaitos tiesiog sprendžiau uždavinį ir įėjau kabinetą katė, jinai atėjo pas mane, užšoko ant manęs ir atsisėdo ant mano sąsiuvinio. Pajaučiau, kad mokaus Turkijoje. Lietuvos universitete bejoju, kad taip galėtų atsitikti. Kadangi universiteto miestelis toks didelis, tai yra autobusai, viešasis transportas, kuris nemokamai vežioja studentus po visą miestelį. Koks planas, kadangi truputį anksčiau paleidau iš paskaitos, tai nueisiu pavalgyti pietus, labai ankstyvus, bet taip jau gaunasi ir tada į biblioteką truputį pasidaryti papildomų darbų. Kad duoti šitam video truputį daugiau konteksto, tai nuo rugsėjo jau gyvenu Turkijoje, Stambulo mieste.
Ir čia mokausi vienam iš didžiausių Stambulo universitetų ir mokausi kompiuterių inžineriją. Kaip esu minėjęs, universiteto pietus turi truputį tokių kalėjimo nuotaikų, nes viskas yra tokiam dideliam metaliniam padėkle, bet šiaip apart to labai būna skanu ir labai sotu dažniausiai. Tai nusiskundimų neturiu, pavalgau ir pietus ir vakarienę už €1,20, kas per visą dieną tai yra labai neblogi pinigai ir dar duoda sriubos, salotų, ko dažniausiai namuose pats nesidarau. Šiaip labai skanus koldūnai turkiški ir saldumynai, tik jie žiauriai, siaubingai saldus, niekada nepabaigiu porcijos. Pietus baigti, dabar greitai bėgu į biblioteką pasibaigti vieną projektą. Namų darbas, kurį reikia pabaigti, yra robotikos ir kol kas mano robotas kažkodėl susinaikina atsimušęs į sieną arba įsistrigdina save kampe. Pasibaigus namų darbus iškeliavome į programų inžinerijos paskaitą, kuri yra kitame miestelio gale, na, o pakeliui galima pasigrožėti Levent verslo rajonu ir lėkšte skirta bendrauti su ateiviais. Get fetch. Su paskaitom jau šiandien baigta, dabar paskutinis planas universitete tai yra nueiti į stadioną, į bėgimo klubą. Ne pats maloniausias oras treniruotei, bet ja, bus sunkiau, bus šalčiau, bet to pačiu gal ir labiau hardcore. Just like baby, I've been joining forces with the likes of an A-team. Jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-white. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got desires that keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth, where's your worth? Nu, tokios šlapios treniruotės dar nebuvau turėjęs niekada gyvenime. 8 sprintai. Po maždaug 100 metrų. Sudėtinga, ypač kai taip šlapia ir šalta. Ką dabar persirengsiu, nusisausinsiu ir namo. Gal ir grįžtų iš universiteto labai fiziškai pavargęs, bet toks fizinis aktyvumas man padeda atsigauti po visos dienos protinio darbo ir sėdėjimo prie kompiuterio. Todėl gal ir atrodau truputį liūdnai, bet iš tikro viduje esu labai laimingas ir tikrai jaučiuosi geriau negu dieną, kada neturiu fizinio aktyvumo iš viso. Mano rajonėlis. O, žinokit, pirmą kartą taip užtikrintai turkiškai kalbėjau parduotuvėje. Sako, maišiuko reikia? Sakau, ne, nereikia. Sako, kiek sausainių? 2 sausainiai. Kortele grinais, kortele. Šiandien rytui turime kiek neįprastą pramogą, nes esame prie sąsiaurio, prie vandens ir šiandien bandysime irkluoti Bosforą. Su 0 laipsnių ir buvo pasakytas tas momentas, kad pasiimti rūbų, jeigu sušlapsim, ir aš dabar nežinau, ar sušlapsim dėl to nesivirsim į kanalą, kas būtų nelabai gerai, ar sušlapsim dėl to, kad tiesiog apsitaškysime, kas būtų labiau išgyvenama šiuo atveju. Aynen indir. Should I put my feet in? Yeah. Strap it? Yeah. Do you know swim? We are not getting upside down, but
I should ask this question. Kas blogiausia, kad jeigu apsiversime, tai man nelabai turėsiu šansų ištraukti kojų. Already? I hope so. We can start now. Štai taip irkluojant Bosforą prasidėjo paskutinės mano savaitės Stambulo mieste. Ir turiu pripažinti, kad pradėjau jausti ganėtinai didelį spaudimą prieš išvažiuojant aplankyti visas vietas, kurių dar nebuvau matęs. Ir pirmąja tokia vieta tapo aukščiausias Stambulo bokštas pavadinimu Jamlidžė Tower. Nu jau bokštas atrodo ranka pasiekiamas, bet kad iki jo nusigauti dar reikia pavažiuoti vieną stotelę su metro. Po truputį renkasi kolektyvas, tai kadangi visi be manęs čia turkai, tai reikia perjungti į turkišką režimą. Merhaba, benim adim Piyus. Ben Zeynep. Betül. Atimė iš manęs mikrofoną. Tai nežinau, dėl ko atimė, bet sakė, negalima. Atiduos, kai išeisiu. Aha. Other way around. Yeah, like that. O čia matosi, kiek laivų laukia įplaukti į Juodąją jūrą. Tiesiog irgi nesuvokiamas skaičius. Kur pažiūrėsi, visur transporto kamščiai. Ir ta milžiniška vėliava. Sveiki atvykę į naują segmentą, kurį pavadinsiu Kalbų karai. Ir jame pabandysime išsiaiškinti, kuri kalba yra sunkesnė, turkų ar lietuvių. Kiek žinau, turi man turkiškų žodžių challenge. You really want to give me the longest word in Turkish language? Yes. Vietos tikriausiai neužteks ant lapo. Okay, I'll start with the last word since I know it. It's mashallah. Mashallah. There's a little tweak that you make, like it's mashallah, but you say mashallah. So 9. Okay, 9, neblogai, gerai. Antras žodis. Smiley face. Kaitanelium. No, do it like Kahoot. Kaitanelium. Is it close? Yes, it's pretty close. Like the word is Kağıthaneliyim. For the work that he put through, I will give him an 8. 8 neblogai. Turim jau 9 ir 8. Afyon. The first part is Afyon Karahisarlaştıramadıklarımızdan misiniz? Afyonkarahisarlaştıramadıklarımızdan mısınız? I will give you 6. Nebe prisikiş kia kopusteliadami. Nebe prisikiş kia kopusteliadami. It kind of has a bad word in Turkish inside it. Which one? No, I don't want to say it, but She's sleeping. Kas čia nutiko? Viskas, katė keliauja namo. Po beveik 5 mėnesių viešnagės didžiajame Stambulo mieste pagaliau atėjo laikas grįžti namo. Bet iš paskutiniųjų dienų nusprendžiau pasiimti viską, kas tik įmanoma. Oi, prašyta, tai yra žaidimas. Turkiškas desertas.
pienas su kažkuo, nežinau kas yra pienė, ir turi užsibarstyti cinamoną. Pat laikas sužinoti naujus receptus. Tai lagaminą pavyko užsekti, bet jau buvo pasiektas visiškas limitas. Ir dar tikrai daiktų ne pabaiga. Tėti ir naujas pasaulio rekordas buvo pasiektas. Vos ranka neatsiskyrė nuo kūno. Va čia tai svoris, reiks įdomu pasverti. Žinau, kiek buvo, kai atvažiavau. Pažiūrėsim, su kiek išvažiuoju. Kiek turto buvo užgyventa per 5 mėnesius. Paliekam savo laiptinę. Realiai tai kaip pradėjau šitą kelionę, tempdamas lagaminą į kalną, taip ir pabaigsiu. İngiliz. Ben de İngiliz. Bırak. Vidurinis liftas, kuriame ir užstrigau. Gal pavyks prasilginti kelionę. 30 kg. Atvažiavau su 21. Ne viskas. Atsisveikinau, bet neverkiau net. Neverkiau. Koks dabar užsiėmimas, tai pabandysiu išrašyti visus turkiškus žodžius, kuriuos išmokau čia būdamas, kad pažiūrėti, ar mano vieno žodžio per dieną strategija veikia ar ne. Tai 3 valandų skrydis, gal kokį 100 turėčiau įviniuot, norėčiau. Viskas, Marijos žemė. Kelionė pasibaigė ten, kur ir prasidėjo. Ir nemeluosiu, pradžioj kelionės tikrai buvo truputį baisu, truputį nejauku, kaip viskas bus, ar pavyks susirasti draugų ir bendraminčių, su kuriais galėsiu leisti laiką. Bet dabar kelionės pabaigoje labai tvirtai galiu pasakyti, kad viskas įvyko taip, kaip ir turėjo įvykti ir nieko nenorėčiau keisti. Todėl ir jums noriu palinkėti, kad jeigu turite ar turėsite galimybę išvažiuoti į Erasmus studijas, nebijokite, leiskitės į šitą nuotykį ir ES realiai už jūs sumoka, kad jūs gyventumėte kitoj šalyje, patirtumėt jų kultūrą ir dar pakeliautumėt. Tai manau, kad nėra pigesnės alternatyvos už šitą. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir nekantrauju su jumis susitikti kitame dideliame gyvenimo nuotykyje.
lost myself to find myself. I lost myself in